Sveiki, šiandien prie Nemuno, jau 8:30, biškių pavėlavau, bet nieko, tuoj skanuosiu dugną, piešiu diagramą dugno, jaukinsiu ir žvejosiu, žiūrim. I could have Čia, žodžiu, viskas aišku. Čia jau tokia va diagrama, toks va dugnas. Žvejosiu ant šempenkių, tarp 60 ir 65. Nes čia kažkoks irgi va pakilėjimas ir čia va tokia, čia va daubutė ir va, žiūrėkit, kas eina. Čia nežvejosiu, nuo šiam iki šempenkių šitoj vietoj. Ten apie 4 metrus bus. Čia pašysim apie nieko. Šiandien padarysiu tokį eksperimentą. Vieną meškerę tiesiog metu, kuo toliau. Ir vieną viską tvarkingai, nuskanuotas dugnas su klipsu. Perspektyvoj geroj vietai gaudau. O vieną meškerę tiesiog metu. Ir ką jūs galvojate, tą meškerę jau laimi 1-0. Toks 150 gramų plakiukas. Ten visiškai tylu. Matau ir klipsas ir dugnas geras.
O čia išvis neaišku, kas tik kad kuo toliau metu. Nes čia arti išvis nėra, ten po to eina toks skardis. Brovkė. Dymų nėra jau valandą gal. Reikia kavos atsigerti. Nevėlaus. Kavytė prie upės. Galvoju, gal nerijai reiks bandyti lašišą pagaut. Šlakių kokių. Bet ne rugsėjai, va kitą mėnesį spalį buvo. Gal nuo vidurio patį galą. Reiks bandyti, gal. Spiningo neturiu. Reiks nupirkti spiningą. Pusė 12. Kas galvojat laimi? Meškerė, kuriam metu. Bet kur? 4-1. Nu, 4 žuvis. Kaip žuvis? Plakiai. Tokie nedideli. Čia vienas ešeriukas mažas, bet buvo vienas toks geras kibimas, bet paleidau. Bet jau pašaras kaip kvepia. Kaip kvepia pašaras. Ar pats valgykim. Gimas. Tik. Ir atsiras kažkas. Šlaktis mūsų iššalo. Kažkas kypo. Visai neblogo, atrodo. Man taip atrodo. O! Kažkas neblogo. Šiandieninį tai didžiausia. Kažkas neblogo jo.
Tai jo, neblogai. Vienas vyrukas buvo su valtim, išplaukė čia atvažiavę šalia. Pamušė, pakvietė šamą, pakvietė gal 10 minučių, nu viskas, nėra jo, išvarė. Ta prasme mašina stovi, bet į kitą vietą išplaukė. Tai šamukus gaudo, bando. Aš galvoju, man atplauks, o prikvies, tai atsliekų neturi. Penki. Įkišam. Ir atgal praeis. Opa, mirtinas. Mirtinas. Nu, ką mes čia turim? Šeriklėje iki 50 gramų surastas. Šiam yra, bet šiam tai... Ai. Aš net nenoriu dėti šiam net. Čia nesklandinai visiškai. Jeigu uždėt 20, ne, bet čia nelaikys. Ai. 30 turiu. Pabandau 30 uždėti, nes, nu, net 50 negaliu aš tame. Nežinau, kiek čia gramų ta meškė net nerašo. Bet įtariu labai mažai. Labai ne kažką. Įtariu labai ne kažką. Eitų. Sveiki, kaip kliovas? Sveiki. Ai. Senai? Plakiai. Plakiai? Jo. A senai žvejoji? Nuo pusė 9 gal. Ryto? O, blem. Ten žinai, kas salakė? Muša uodega aukštą. Taip. Aha. Aš nelik buvau. Čia matai, a esi žvejojęs? Aš nesu. Nes čia reikia toli vanot. Tai aš sakau, aš nedametu. Nu. Kvotas pas mane toks ir negaliu damėti. Nes čia eina po to, aš ten žiūrėjau ir eina į gylį. Jo, tai va ant to bent ant briaunos reikia pataikyti. Nes jeigu nedameti čia... O, blė, turi pat žiegainį žuvį. Salakį. Tai va aš jau tą supratau. Šitą, jo, čia būdavo aš su 100 gramų šerykla. Dar plius prikiši košės. Jeigu vėjas į šitą pusę vakarų, tai tiesiog išvažiuoju, nes nedamti. Tai va, jo, aš irgi nedamti. Nes šiaip blemba čia vienais metais buvau užtaikęs, bet atvažiavau prieš Joninę. Tai karočią kibirą 20 litrų pilną pridėjau, daugiau nebegaudžiu, nes nubaus, jeigu pagausiu. Nu jo. Tai ir taip, pagavau nuo 11 prasidėjo kibimas iki 1-2. Ant 2 kabliukai, 2 karosai. Ir tokie, nu. Čia buvo pizdėt čia. A kaip dabar, va, po kokių 6 metų, 7 krenta. O kur čia gylis yra giliausia vieta, nežinau? Nežinau, žinau, kad tik vaga, tai reikia šveist ten kiek eina į priekį. Kokių 7-8 metrų minimum. Nu jo. Nes čia su paprasta šerykla nedamesi, tik su grūzu. Minimum 50 gramų ir vanot. Ir kas gerai dabar vėjas iš tos pusės dar padės. Nu.
Žuvytė va tokia sietelė. Plakiukai mažiukai. Pagauta aišku daugiau, bet visus neėmiau ir šitus paleidžiu. Na ką, savo žvejybą baigsiu šiandien, 6:30 vakaro, iki sutemų nelauksiu. Neišėjo didysis karštis, tai neišėjo. Bus kitų kartų. Važiuosiu dabar biškį toliau ten palei Nemuną pažiūrėti vietų ateitį, savo gal kažką įdomesnę surasiu, kad žinotų iškart. Tai va, tokia žvejyba, kaip visą laiką, nuostabi. Iki kito karto.